Kiekvienam vaikui, o taip pat ir kiekvienam suaugusiam reikalingas individualus priėjimas. Motyvacija tai auklėjimo bei vystymo pagrindas. Todėl reikia pažiūrėti į tai, kas yra vaikui brangu, vertinga, bei ką jis reaguoja teisingai. Reikia jam padėti teisingai iškelti tikslą, kuris padės vaikui pasiekti tai, apie ką jis svajoja ir ko siekia. Aš vadinu tai skania morka, kuomet vaikas išpildė savo užduotį, būtinai pasieks rezultatą. Vaiką ne tik reikia privesti prie rezultato, bet taip pat būtinai pabrėžti ir rezultato reikšmę. Reikia stebėti, kad neišsivystytų egoizmas, tačiau būtina pabrėžti vaiko gerumą, mielaširdiškumą. Reikia sakyti, kad vaikas yra geras ir teisingas, tačiau motyvuojant nevystyti jame egoizmo, motyvacija tai teisingo auklėjimo pagrindas.